Dar kartą labas vakaras visiems. Šiandien pas mus bus tokia labai įdomi tema, kaip svorio reguliavimas. Aš noriu atkreipti dėmesį jūs tiesiog į tą žodį svorio reguliavimas. Ne svorio metimas, reguliavimas. Kodėl? Mes dažniausiai galvojam apie svorio metimą. Svorio metimas, žinokit, tai yra ne vienintelė problema ir kas liečia aplamai svorio reguliavimo, yra dar viena problema kaip sarkopenija. Sarkopenija tai yra atvirkštinė situacija. Ne tada, kada pas žmogų to svorio per daug, o kada yra per mažai. Ir žinokit, tai yra didesnė problema negu svorio metimas, kadangi organizmas jau reguliuoja savo visos mechanizmus, nenoriu labai grubiai sakyti, bet naikinimas. Jeigu svorio priauginimas tai yra apsauga ir įrodyta, kad jeigu žmogus turi viršsvorį, tai jisai bet kokioj gamtoje, aš turiu omeny, situacijai jisai išgyvens. O tas, kuri atvirkščiai neturi to pakankamo svorio, žinokit, tai yra labai liūdna tema. Tai va, mes dėl to, jūs medikė, aš ne medikė, aš žmogus. Žiūrėkit, tiesiog aš turiu nemažai patirties ir mano domėjimas būtent tą temą sveikata, sveikatingumas, tai mano hobi visą gyvenimą ir viską išbandyta. Viskas, ką jūs matot, tai sukurtas mano kūnas būtent dėka mano žinių. Aš sveika, energinga, liekna pakankamai, be abejo, tobulėti visada galima. Mano protas puikiai dirba, energija, aplamai aš patenkinta. Bet tai sukurta ne, kaip pasakyti, sukurta labai ilgai, aš ėjau tuo keliu, labai buvo daug darbo, aš apie tai nekalbėsiu, bet yra trumpiausias kelias. Dėl to aš noriu pasidalinti su jumis trumpiausiu keliu, kaip iš tikrųjų atstatyti savo sveikatą ir sureguliuoti svorį. Mano svoris kažkada buvo 5 kilogramai, mano ūgis 1,66 m, paskui mano svoris buvo 85 kilogramai, ūgis liko tas pats. Ta prasme, aš praėjau visą tą kelią ir aš žinau, nuo ko priklauso. Trumpai aš noriu apibrėžti aplamai, kas tai yra sarkopenija ir kokia priežastis svorio netekimas. Principe nuo gimimo iki maždaug 30 metų raumenys auga ir stiprėja, tačiau maždaug nuo 30 metų žmogus pradeda prarasti raumenų masę ir funkciją. Priežastis su amžiumi susijusi sarkopenija. Fiziškai neaktyvūs žmonės po 30 metų amžiaus kiekvieną dešimtmetį gali prarasti nuo 3 iki 5% raumenų masės. Net jei esate aktyvūs, vis tiek šiek tiek raumenukų neteksite. Tai liūdna. Nėra testo konkretaus raumenų masės lygio, kurio remiantis būtų galima diagnozuoti sarkopeniją. Bet koks raumenų netekimas yra svarbus, nes mažina jėgą ir judrumą. Sarkopenija paprastai sparčiai pasireiškia apie 75 metų.
tačiau ji gali įsibėgėti ir nuo 65 metų arba tik nuo 80. Tai yra silpnumo į vyresnių amžiaus žmonių kritimų bei kaulų lūžių tikimybės veiksnys. Tai kasgi lemia tą bjaurybę? Žinokit, labai daug tokių yra veiksnių, bet pagrindinė priežastis tai yra nervinių ląstelių, kurios siunčia signalus iš smegenų į raumenis, kad čia pradėtum judėti sumažėjimą. Ir aš paskui paaiškinsiu jums, ką daryti ir aplamai kas tai yra. Sekantis veiksnys - mažesnė kai kurių hormonų, įskaitant augimo hormoną, testosteroną ir į insuliną panašų augimo faktorių koncentracija sumažėja su amžiumi. Sumažėjus gebėjimas paversti baltymus energiją ir kasdien negaunama pakankamai kalorijų ar baltymų, kad būtų palaikoma raumenų masė. Apie tuos veiksnius mes pakalbėsim trumpai ir aš paaiškinsiu, kaip galima padėti tokioj situacijai. Kadangi mes turim nuostabų sukonfigūruotą, suderintą trikampį, sveikatos trikampį, kuri eina Sunset, Sunrise ir Kalangard. Tai yra nuostabus Sunsetas, kuris veikia nakties metu, Sunrise, kuris veikia dienos metu ir Kalangardas, kuris visą parą derina mūsų žarnyno virškinimo sistemos visą veiklą. Tai va, jūs turbūt visi girdėjot, kad žarnyne mes turim mikrobiomą. Tai yra mūsų antras žmogus, kuris sėdi ir reguliuoja faktiškai absoliučiai viską mūsų gyvenime. Ir kadangi nervinės ląstelės, tai yra visur absoliučiai, bet pagrindinis centras yra galvoje ir tos nervinės ląstelės siunčia raumenims signalus kažkokius neaiškius. Ir tie raumenukai pradeda mažiau judėti, tai klausimas, kaip padėti. Padėti galima labai paprastai. Visų pirmiausia, tai yra Kalangardas. Jeigu mes sutvarkysim mikrobiomą, jeigu mes pamaitinsim, mikrobiomą tinkamai prebiotikais, jeigu mes mikrobiomų dadėsim gerų bakterijų mūsų žarnyne, tai mūsų mikrobiomas atsigaus ir pradės taisyklingai veikti. Kas tai yra? Jūs turbūt žinot, kas tai yra klajojantis nervas. Čia yra, nuo čia eina, nuo smegenų ir eina per skrandį iki žarnyno. Tai yra mūsų mobilusis ryšys. Būtent mikrobiomai siunčia signalus į mūsų galvą, jie reguliuoja ten viskas. Jeigu ten blogai, siunčia blogus signalus. Ir mūsų smegenys pradeda biškį blogus signalus siųsti į raumenis, kad mažiau judėkit, nusiraminkit, raumenukai pradeda tada pas mus taip silpnėti ir prasideda sarkopinija. Visų pirmiausia, numeris 1 šitoj situacijai padės Kalangardas. Kalangardas tai yra numeris 1, nuo kurio reikia pradėti ir atkreipti dėmesį. Tai mūsų mikrobiomo sveikata. Sveikas mikrobiomas, tai reiškia, kad stiprus mūsų raumenis. Toliau, aš jau pasakiau, kad
sumažėjo kai kurių hormonų veikla, hormoninis fonas silpnėja. Ir numeris vienas iš tų hormonų yra augimo hormonas ir testosteronas. Taip pat insulinas ir į insuliną panašus hormonas, kurio pavadinimą aš jums nesakysiu. Ką mes šitoj situacijai galim padaryti, pagerinti, kaip pagelbėti, padėti žmogui. Be abejo, tai yra sunsetas. Reikia visų pirmiausia suderinti nakties metu hormonų veiklą. Mes visi žinom, kad augimo hormonas tai yra tas pagrindinis hormonas nakties metu, kuris suteikia organizmui jėgos. Vaikai auga būtent nakties metu. Augimo hormonas, jeigu pas mus yra miego sutrikimas, jisai neišsiskiria. Ir tada prasideda labai daug visokių problemų. Ir viena iš tų problemų yra sarkopenija. Sureguliuosim miegą, pakelsim miego kokybę, tai yra šansas, jeigu tai yra tikrai jau tokia sarkopenija, kada žmogus jau guli tik tai lovoj, netgi galima tokiam žmogui padėti. Plus testosteronas. Testosteronas irgi tai yra hormonas, kuris veikia, kuris išsiskiria irgi nakties metu. Ne tik tai tada, kada mes sportuojam, bet ir naktimi testosteronas dirba, daro savo darbą. Be abejo, galima, jeigu yra galimybė, jeigu žmogus nori judėti ir pakeisti savo gyvenimą, užsiiminėti sportu, jėgos treniruotės. Ir labai patariu tokiai situacijai prieš treniruotę netgi moteriam. Vyram tai yra būtinai prieš treniruotę, moteriam irgi vartot mūsų alfa max arba moteriam, arba vyram. Šiaip tai alfa maxą vyram galima naudoti treniruotėm ir moteriam, kad pakelt būtent testosteroną treniruotės metu. Toliau, tai mes jau pakalbėjome apie tai, kad kalangardas padeda, reguliuoja svorį, galima priauginti tikrai nemažai raumenų masės, atstatyti organizmą. Taip pat sunsetas tai yra tas nuostabus derinys, kuris nakties metu sugeba atstatyti mūsų hormonų lygį, pakelt augimo hormoną, testosteroną ir insuliną pakaitalą. Taip yra. Toliau, kas liečia sumažėjimą organizmą verst baltymus į energiją. Šiaip tai visas mūsų trikampis būtent tam ir skirtas. Reikia suprasti vieną dalyką. Aš ne vieną kartą pasakiau, kad sistemą galima pataisyti, jeigu naudot sistemą. Kad mūsų organizmas tai yra ne tik tai vienas kažkoks organas, ne kepenys atskirai, ne širdis, ne smegenys, tai yra visa sistema ir dėl to pas mūsų trikampis tai yra kuom didžiuotis. Dėl to, kad jisai 100% taiso absoliučiai viską, kas pas mus yra negerai. Ir kas liečia
baltymų panaudojimo, kad išskirti energiją, visų pirmiausia, tai yra sunrise. Jūs turbūt kas išbandyt tą energijų krūvą, kada rytoj vietoj kavos tu bėgi išgerti tą sunrise ir jauti, kad kaip gerai tau, kaip viskas tampa, kaip saulutė iš tikrųjų. Tikras sunrise'as. Tai va, kas ten yra tokio nuostabaus sunrise? Aš ne vieną kartą jums apie tai kalbėjau. Visų pirmiausia, tai yra nikotinamida mononukleidas. Tai yra vadinasi NMN. Būtent šita medžiaga skatina organizmą paversti baltymus į energiją. Ten labai sudėtingi mechanizmai, apie tai aš nekalbėsiu. Bet būtent paversti baltymus į energiją, tai yra sunrise'as. Tai yra išsigelbėjimas. Dėl to, kad visų pirmiausia žmogus gauna energijos, jisai geriau jaučiasi, padidėja be abejo judėjimas, raumenų tonusas padidėja ir tai skatina auginti masę. Ir plus kasdien, jeigu mes kasdien negaunam pakankamai kalorijų ir baltymų, kas liečia sarkopenijos. Taip pat visas trikampis būtent taip ir dirba. Aš ne vieną kartą sakiau jums, kad mūsų trikampio tikslas nepamaityti organizmą, o atstatyti būtent sugebėjimą pačiam maitintis efektyviai ir įsisavinti kuo daugiau normalių paprastų maistinių medžiagų iš maisto. Aš ne vieną kartą jums pasakoju apie tai, kad buvo toks palyginimas, kaip mašina jauna, nauja, važiuoja greitai, paskui pradeda byrėti, o mūsų požiūris, tiesiog aš pakartosiu, mūsų požiūris, dauguma požiūris, kad reikia pilti kuo brangesnė, kuo geresnio kuro, vietoj to, kad tą mašiną nuvežti į servisą ir tiesiog pataisyti. Ir tada jį pradės pati judėti geriau ir greičiau ir ekonomiškiau. Tai va, tai būtent mūsų trikampis, tai ir yra tas servisas, kuris atstatys visą kūną ir būtent tada organizmas sugeba pats įsisavinti visos medžiagos. Šiaip tai apie sarkopeniją aš galiu kalbėti labai daug, kadangi mano gyvenime aš pažinojau tą situaciją ir galiu pasakyti, kad tai yra baisiau negu nutukimas. Tikrai, čia yra baisiau. Nutukimas yra nutukimas. Mes greitai numesim svorį ir ne taip tai yra baisu. Bet kada organizmas pats save naikina ir neduoda pats savo gaminti energiją iš baltymų, kada pats savo prieštarauja ir kada jam duoda valgyk, o jisai tiesiog neįsisavina, būtent šitoj situacijai mūsų trikampis tai yra stebuklas. Tiesiog stebuklas. Tai va, kas liečia sarkopeniją. Tai dar kartą pakartosiu, tai yra miego pagerinimas, tai yra sunsetas, tai yra mikrobiomo gyvenimą pagerinti visapusiškai, kad jisai pradėtum bendrauti su mūsų galva normaliai, kad duotų
teisingus signalus ir kad galva pradėtum valdyti teisingai kūną. Ir plus be abejo tai baltymų, tai yra, atsiprašau, tai yra sunrise'as, kuris reguliuoja mūsų metabolizmą, reguliuoja energiją išsiskyrimą iš baltymų. Tai yra labai svarbu. Toliau, kas liečia dabar svorio metimas, visada visiems tampa labai įdomu, kada aš pradedu kalbėti apie svorio metimą. Kas tai yra svorio metimas? Aplamai nutukimas, kas tai yra, visi žinom. Kiekvienas turbūt turi pas save kažkokių prietaisų, atsistoja turbūt ant svarstyklių kiekvieną rytą ir sako, o šiandien aš priaugau 200 gramų, arba kilogramą. O dar įdomiau, kada sako, o suvalgiau 200 gramų varškės, arba ten nežinau ko, visą kilogramą priaugau. Taip, tikrai taip ir būna. Tai va, kas liečia svorio metimą? Dažniausiai mes stebim pagal kilogramus, o iš tikrųjų ne pagal kilogramus tai reikia daryti. Žiūrėkit, aš parodysiu, tai yra mano darbinis diržas, kurį aš nešioju visą dieną. Ir tai yra, žiūrėkit, čia pas mane mobilusis telefonas, tušinukas, dar kažkokių smulkmenų, kad visada būtum šalia. Ir žiūrėkit, čia yra mūsų indikatorius. Būtent pagal mūsų taliją mes galim nuspręsti, ar mes turim nereikalingų riebalų, ar neturim. Pas moteris, jeigu turi virš 80 centimetrų talijos, taip, tai čia jau skaitosi nutukimas. Žinot, geriausias įrodymas, kad tavo svoris krenta, tai šitie skylutės. Pas mane galima labai gerai pamatyti. Iš pradžių buvo šita skylutė, paskui pradūriau dar vieną skylutę. Jeigu matot, palaukit, turbūt nematot. Nesvarbu, dabar jau trečia skylutė. Čia yra įrodymas, kad pas tave atstatinėja organizmas, būtent reguliuoja netgi tos visus sistemos, kurie atsakingi už riebalus, riebalų kaupimą. Ką daro mūsų trikampis? Visų pirmiausia, vėl tas pats. Tas pats daro, žinokit. Paaiškinsiu jums. Kalangardas. Kalangardas atstatinėja mūsų mikrobiomą. Būtent mūsų mikrobiomas ir jau čia yra 100 kartų įrodyta, būtent mikrobiomas reguliuoja svorį. Ne mūsų maistas, ne ką mes suvalgėm ar nesuvalgėm, būtent mikrobiomas. Jeigu mes pamaitinsim mikrobiomą, jeigu mes atstatysim mūsų žarnyną, tai pas mus po biškį, kiekvieną dieną jūs ir pamatysit, kad kaip pas mane netgi po 2 mėnesių minus 6 kilogramai, aš manau, kad čia yra labai geras rezultatas. Principe ir ne vienas žmogus, aš girdėjau iš tų, kas naudoja, kad iš tikrųjų tai veikia ir iš tikrųjų taip ir yra. Ir turbūt ir jūs
ne tik tai aš turit tų įrodymų ir jau pakeitėt savo garderobą. Tai svarbiausias dalykas, kad visa ta sistema pas mus veikia ir dieną, ir naktį, ir visą parą žarnynas ir virškinimo sistema atstatinėja kalangardas. Žiūrėkit, ką aš noriu dar pridurti. Aš galiu kalbėti, aš nežinau, kiek šitą temą, bet jeigu grįžt prie svorio reguliavimo, būtent nutukimo, jūs turbūt visi girdėjot, kad stresas, mažai miego, dar kažkokie dalykai, kurie psichologiniai dalykai, hormonai, viskas veikia ir mes galim priaugti to svorio. Bet čia yra ne problema, jeigu mes naudojam būtent mūsų produktus. Tai yra Sunrise'as, tai yra Sunsetas. Sunsetas tai yra išvis stebuklas svorio reguliavimo atveju, kadangi absoliučiai visi veiksmai, kas susiję su hormonais, aš vėl apie tai kalbėsiu, su hormonais būtent nakties metu vyksta. Ir jeigu mes tikrai padėsim savo ir savo artimiem žmonėm tiesiog sureguliuoti ir padaryti tą miegą kokybišku, tai ir tos problemos irgi dings. Plius svorio metimas, aš jums galiu pasakyti irgi, sako, dietos, ten dar kažkokie priemonės yra, neveikia ir galiu jūs tiesiog ne tai, kad įkalbinėt, nedarykit tų nesąmonių. Yra paprasčiausias, tiesiog geriausias būdas padėti ir savo aplinkiniam žmonėm, tiesiog pradėti naudoti trikampį. Pas mane yra tokia pažįstama labai įdomi, kuri kovoja su tuo svoriu, kovoja. Ir mes labai daug apie tai kalbėjom ir aš jai iš pradžių, tiesiog mano patarimas buvo pradėti nuo protarpinio badavimo. Aš matau, kad žmogus, ne tai, kad silpnas, bet tokie veiksmai, tai yra visada reikia labai stipriai motyvuoti žmogų. Bet kada aš jai paaiškinau, kad yra trumpiausias kelias, kad pavyzdžiui protarpinį badavimą sukelia spermidinas, kuris pas mus yra Sunrise'e, kad galima pagerinti miego kokybę, geriau miegot, suderinti visą hormonų pusiausvyrą, atstatyti, kad tikrai gali būti geras rezultatas ir aš dabar tiesiog negaliu patikėti. Žinot, kiek numetė? Jau 15 kilogramų per mėnesį. Man tai šokas. Man tai buvo teoriškai, bet praktiškai dabar, kaip aš matau tą žmogų, galbūt kitą kartą aš jums ir parodysiu tą nuotrauką, čia yra, tikrai stebuklas. Tai va, tokia tema pas mus. Aš nežinau, gal jūs turit kažkokių klausimų. Labai aš nenorėjau šiandien plėstis, dėl to, kad tai yra tokia labai jautri tema ir labai, galiu pasakyti, labai sudėtinga. Labai daug yra patarėjų, kurie žino, ką daryti, bet iš tikrųjų mūsų organizmas geriau žino, ką daryti. Tik tai jam reikia padėti
nakties metu, dienos metu ir padėti mūsų žarnynui veikti normaliai. Ir tada viskas bus gerai. Čia yra ta sistema, kuri derina mūsų sistemą ir mes tiesiog turim tokią stebuklą rankose, mes privalom pasidalinti su visų pasauliu ir papasakot, kaip galima padėti visiems kitiems. Tarp kitko, pas mus Lietuvoj, kas liečia nutukimą, jau apskaičiuota apie 300 000 žmonių, kurie turi ne tai, kad antsvorį, nutukimą. Čia yra aplamai visos planetos problema. Ir žinokit, kada sako, kad čia fast foodai, čia dar kažką, nuo mūsų mitybos. Žinokit, mityba priklauso nuo mūsų mikrobiomą. Kada mūsų mikrobiomas nori bulkutės, tada mes ir valgom tos bulkutės. Ir nieko tu nepakeisi. Bet jeigu mes pakeisim ir padėsim mikrobiomų nenorėtų bulkučių, tai mes ir nevalgysim. Jūs galvojat, kad čia pas jūs viską valdoma. Iš tikrųjų žymiai žemiau. Tai va. Apie tai aš norėjau pasakyti, papasakot. Nežinau, pavyko man, nepavyko, bet labai linkiu visiems iš tikrųjų padėti, jeigu yra tokia galimybė, kitiems žmonėms ir nepamiršti, kad ne tik tai yra nutukimas ir problema su viršsvoriu, bet yra problema ir atvirkščiai sarkopenija. Ačiū labai, Natalija. Taip, jeigu būtum mano vyro mama iki šiol gyva, aš tikrai galėjau dabar jai padėti. Pavėlavau. Tai va, tai ačiū Jums labai. Ačiū tau, tikrai ačiū, nes kiekvieną kartą vis kažką naujo išgirsti. Tai jo, aš irgi kartais pagalvoju, kad jeigu būčiau turėjęs kažkiek metų atgal šios produktus rankose, tai ko gero ir savo mamai būčiau padėjus ir daugeliu kitų, kurių jau mes žmonių neturime aplinkui. Tai žinoma, mums tėvai brangiausi ir ypatingai su metais tą pajaučiam, tai kas turite juos, tikrai pasirūpinkite, padėkite, nes tikrai šiems žmonėms šie produktai padės. Tai va, tai labai ačiū tau, Natalija, ir tada einam biškį toliau. Į pabaigą, aš pabaigai pasakysiu, kad uždarau šitą video ir dėkojam, kad žiūrėjote. Pasiklausyti galėsite kitą kartą per įrašą. O dabar mes pereisim prie marketingo. Įrašas bus, kreipkitės į žmogų, kas jūs pakvietė ir jūs galėsite jį pasiklausyti.